Ar žinojote, jog daugelis lėtinių skausmų ir ligų atsiranda dėl to, kad ląstelėms trūksta deguonies? Dar teigiama, kad be deguonies ląstelės neauga ir miršta. O tai reiškia, pasak profesorės Violetos Kvedarienės, kad be deguonies žmogaus gyvybiniai procesai tiesiog gali sustoti. Taigi, deguonis yra mūsų kvėpavimo, mūsų audinių, visų energetinių procesų pagrindas. Jeigu smegenim trūksta deguonies, jos gali žūt per kelias minutės. Jeigu trūksta deguonies, mūsų širdis, mūsų pompa nepompuoja. Kraujo, sakykime, miokardo infarktas vyksta. Taip? Mes įkvėpėme deguonį kartu su oru. Deguonis prisitvirtina prie tokio baltymo, taip, hemoglobino, hemo. Ir va šita visa karietėlė keliauja per nosį, bronchus, plaučius, konkrečiai alveolės, difunduoja į kraują ir išnešiojama po visą organizmą. Kada per mažai deguonies, netgi 30 ir 36 kartus ta mūsų energetika sumažėja. Nėra tiesioginės sąsajos tarp deguonies ir imuninės sistemos. Bet kadangi, kaip ir sakiau, tai yra energetinių medžiagų badas, tai aišku, kad visos mūsų struktūros badauja ir mes sergam žymiai dažniau visomis ligomis. Tai nuo to, kiek tas badas užsitęsia, tokią mes turim ir sunkumo patologiją. Iš tikrųjų, egzistuoja hiperbarinė terapija. Hiperbarinė deguonies terapija tai mokslo patvirtinta procedūra, kurios metu aukšto slėgio kapsulėje gulinčio žmogaus organizmas prisotinamas 6-8 kartus didesniu deguonies kiekiu nei esant normaliom sąlygom. Ji padeda gydant daugiau nei 30 skirtingų susirgimų ir traumų siekiant atitolinti senėjimą. Būtent ši procedūra sergančiam 3 stadijos progresuojančių prostatos vėžių panevėžiečiui Audriui stipriai pakeitė gyvenimą. Operavausi, nušvitino, pradėjo leisti vaistus hormoninius ir kažkaip liktai atsitraukė viskas. Ir va čia prieš pusę dabar jau metų gal turbūt prasidėjo didelis kraujavimas. Užsikišo šlapimo kanalai. Ir man su greitai išvežė į ligoninę ir kadangi nebegalėjo jau pramušti, krešuliai susidarė, tai man bedė per pilvą ir išvedė šlangutę, ta prasme. O kadangi po to krešėdavo, tai ta šlangutė užsikišdavo ir labai žiaurūs spazmai būdavo. Sakė, ką padarysiu, tiesiog tokia liga. Pamačiau Gyduolį spa, socialinėse tinkluose, bet man toks baimės jausmas buvo, kad kaip tik tai gali pagreitinti deguonis vėžį. Ir man buvo keisčiausia, kad aš nuvažiavau pas onkologą, NVI, Aušvydas Patašius, mano onkologas, ir aš nespėjau jam pasakyti, aš paaiškinau, kas man dedas, kad labai sunku gyventi. Ir aš jau norėjau klausti, gal galima į baro kamerą, jisai pats sako, aš išrašysiu jums siuntimą į baro kamerą. Sakau, aš turiu Panevėžy, sakau, baro kamerą. Sveikatinimo centrą, kuriame teikiama hiperbarinė deguonies terapija, įkurti Panevėžyje Romantė Šimkuvienė paskatino būtent jos tėvelio liga ir mirtis. Moterį iki šiol apmaudu, kad iki netekties apie deguonies terapiją ji nieko nežinojo. Tėtis išgyveno 10 mėnesių, jam buvo plaučių vėžys, buvo jau 4 stadija. Ir kadangi dirbau su medicinė įranga ir su medikais, jisai tikėjo, kad aš jį išgelbėsiu. Kai atėjo gamintojas baro kamerų, jisai pasakojo apie deguonies terapijos naudą klientams ir paminėjo žodį onkologija. Ir ką aš dariau? Labai išstudijavau visus mokslinius tyrimus, ką duoda hiperbarinė deguonies terapija. Kai žmogus guli baro kameroje, ląstelė atsinaujina 3-4 kartus greičiau. Aš supratau, koks tai stebuklas.
kaip gali padėti žmogui atsistatyti, kaip imuninę sistemą ar ne sustiprinti, kaip išvalyti toksinus, kaip pirmiausia, ką baro kamera daro, tai smegenų ląsteles viską tvarko depresija. Supratau, kad vėžys, onkologija bijo deguonies ir tikrai neatstato tų vėžinių ląstelių. Tai taip įsikūrė Gyduolis spa Panevėžyje. Žmonės nori ne tik sergantis pasisveikatinti, bet ir sveiki. Tai labai daug žmonių ateina tiesiog pailsėti ir atsistatyti psichologiškai. Sesijos metu sudeginama daugiau nei 700 kilokalorijų, tai kaip po gero sporto. Deguonis yra labai tirpus, jisai ištirpsta net tiesiai į kraujo plazmą, todėl užpildo visas ląsteles, būtent deguonimi, kur labiausiai trūksta. Labai naudinga hiperbarinė deguonies terapija žmonėms, kurie nori apsisaugoti nuo virusų, nuo bakterijų, nuo parazitų, mikrobų, nes jis stabdo jų dauginimąsi, nes vėlgi parazitai bijo deguonies. Labai dabar svarbus yra laikotarpis, kada yra erkių klestėjimo metas. Ir pagrinde 60% pas mane klientų yra jau persirgę arba sergantis lėtinė Laimo liga. Tai deguonies pagalba ląsteles atstatom būtent, ką pažeidė ta bakterija. Panevėžyje gyvenanti verslininkė 2 dukryčių mama Justina prieš 5 metus dirbo Norvegijoje. Čia jis susirgo klastinga Laimo liga, kuri buvo per vėlai diagnozuota, netinkamai gydyta ir vos neatėmė gyvybės. Moteris neslėpė dėl savo nepakeliamos būklės, turėjusi net suicidinių minčių. Rudenį man būna tokie etapai, kad aš net nepakylu iš lovos. Aišku, sąnarių skausmai tai čia yra gėlytės šitoje ligoje, nes tada, aišku, seka smegenų rūkas, kur net nesiorientuoji aplinkoje, nesupranti, su kokiu žmogum kalbiesi, tu tiesiog akimirkoje nebesigaudai net temoje, sunku vairuoti, aišku, 2 mažamečiai vaikai yra šalia ir tai vat tas gal toks baisiausias momentas yra, kad dar tie fiziniai skausmai taip negazina, kaip gazina tai, kad tu galbūt vieną dieną prarasi protą. Nerimo sutrikimas ir panikos atakos atsirado irgi dėl lėtinės Laimo ligos. Atsidūriau krizių centre, nes tiesiog po tokio kiekio antibiotikų nebesinorėjo gyventi. Buvo suicidinių minčių. Grįžusi iš krizių centro, Justina netikėtai iš draugės išgirdo apie hiperbarinės deguonies terapijos galimybes. Tai žinot, kai tu 5 metus esi išbandęs viską, tai tu tiesiog grėbėsi, atrodo, šiaudo, bet ačiū Dievui, tai buvo visa valtis. Šį veikiau ne tik tai, tarkim, tą energijos trūkumą, smegenų rūką arba depresinį epizodą, kai po 3, tarkim, karto aš grįžau namo, aš nebenorėjau tiesiog likti lovoje. Viskas tiesiog, liaudiškai darant, ant akių tiesiog gerėjo. Kai vyras blogiau pasijuto, jisai turi autoimuninę ligą, tai žinoma, pirmu taikiniu jis buvo atsiųstas čia dėl žvynelinės ir iš tikrųjų užteko keletą kartų ir ta liga, žinokite, jinai visiškai neišsibujojo. Tas dėkingumas gal net yra per mažas žodis. Pasakyti didžiulį ačiū būtent Romantei, būtent Gyduoliui ir būtent tam stebuklingam deguoniui, kuris iš tikrųjų daro stebuklus. Tai pirmas 5 sesijas dažniausiai pildom trūkumą, deficitą, kurį kiekvienas žmogus turim, praktiškai beveik visi jo turim, kad būtų sveikas. O paskui mažinami visi uždegiminiai procesai, stiprinamas organizmas, stiprinamas atsparumas ligoms, padeda po nėštumo atsistatyti būtent atstatyti pusiausvyrą. Autistams taip pat padeda deguonies terapija, atstato smegenų ląsteles. Ką tai duoda? Tai mažina stresą, gerina miego kokybę, atsiranda nuotaika, atsiranda noras gyventi. Turiu vis tiek depresinių tų nuotaikų susijusių su savo liga, su visokiu.
Tai man, tai pagerėdavo, kad aš užmirždavau visus savo būsenas tas blogas. Aš mačiau, kaip žmonės ateina, kokie jie ateina ir su traumom, ir su depresija, ir su viskuo. Ir po to aš juos susitinku po 10 kartų. Tai žinokit, tai visai skirtingi žmonės. Grįžta tas gyvenimo džiaugsmas, noras gyventi ir tos lygos pasidaro nebe tokios baisios.